Na kągi, labą dieną. Sveikinuosi su visais, kurie žiūrėsite šitą video įrašą. Ir šiandien turiu jums tokią intriguojančią temą apie vyrų ir moterų santykius. Ir iš tikrųjų, kas mane jau šiek tiek pažįsta, kas klausosi, žino, kad aš tokias temas, kad ir populiarias, pateikiu šiek tiek iš kitokios pozicijos, iš kitos perspektyvos. Ir žvelgiu labiau iš energetinės pusės ir žiūriu labiau iš kolektyvinės sąmonės pusės, kadangi pati labai mėgstu studijuoti ir žmogaus vidinę energetiką ir kaip ten viską pasireiškia, ir mėgstu labai studijuoti kolektyvinę sąmonę, jos judesį, pokyčius ir vėlgi kas ką buvę prieš tai nulėmė, ką mes turime šiai dienai ir pajausti tendenciją, kur link judame, apjungiant skirtingus faktus, skirtingą informaciją iš skirtingų gaunamų man ir prieinamų informacijos ir pajautimo šaltinių. Tad šiai dienai, kam bus smalsu, tai tikrai mielu noru pasidalinsiu apie tai, kaip aš matau vyro ir moters santykių dinamiką. Ir pradėsiu iš tikrųjų tai pakankamai nuo giliai ir paimsiu kaip metaforas, kad būtų paprasčiau suprasti religijoje naudojamas savokas. Ir pradėsiu nuo to, kad tikriausiai dauguma ar daugelis tikrai ar susidūrė ar nesusidūrė yra girdėję terminą švenčiausioji trejybė. Ir tam, kad suvokti apskritai, kas tai yra moteriška energija ir vyriška energija, aš ir pasitelkiau pradėti būtent nuo to. Tai, kas galbūt tikrai pas daugelį kažkur tai sąmonėje yra įdėta ir tas pasakymas, jisai jau bus kažkoks apčiuopiamas. Mano ir giliu pajautimu ir iš literatūros, kurią studijuoju, ir iš istorinių šaltinių, kaip tai yra pateikiama ir iš to, kaip mes toje informacijoje save jaučiame, aš galiu daryti prielaidą, kad šventoji trejybė tai yra tai, ką mes ten galbūt yra įvardinama, ar ne, tėvas, Dievas sūnus ir šventoji dvasia. Ir vis tik, jeigu taip žiūrint nuo pat pagrindų, nuo pat pradžios, apie ką tai buvo kalba apie tai, kad mes turime Dievą, absoliutą. Vėlgi, kas domisi ezoterinėmis temomis, absoliuto terminą yra girdėję. Ir mano pojūčiu, jog tai ir atitinka Dievas, tėvas atitinka absoliutą. Vėlgi, kitos dvi medalio pusės tai yra Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasia. Mano giliu pajautimu tai yra du skirtingi poliai to paties absoliuto. Ir tie poliai būtent ir yra dieviškasis vyriškas pradas, tą, ką mes įvardinam kaip Dievas sūnus, ir dieviškasis moteriškas pradas, tai yra ta šventoji dvasia. Ir čia toksai galbūt retoriniam pamastymui toksai įmestas krislelis, kad kodėl krikščionybėje ir visoj šitoj krikščioniškoj dogmoj tiek mažai vertės yra suteikiama moteriai. Nes labai daug visur visko informacijos sutelkta apie vyrą. Tai ir šitoj vietoj, tarkime, įvardinimas šventoji dvasia, nes jeigu net gimsite ir iš religinių šaltinių, šventoji dvasia yra tai, kas jungia, tai, kas ten persipina. Tai iš principo ir yra prašyta, yra moteriška energija pagal jos veikimo pobūdį, tačiau niekas to krikščionybėje ir religijos formate to neišskiria kaip pilnaverčio kažkokio moteriško
struktūros elemento. Tai visos šitos paskaitos metu pajausite, ką aš noriu pasakyti. Taigi, mes turėjome nuo pat pradžių, ar ne, ir dvasinėje, ezoterinėje plotmėje, tai yra du skirtingi poliai, tai yra vyriškas polius ir tai yra moteriškas polius. Vyriškas polius tai yra ta besitęsianti, absoliučiai visada aktyvi veikimo energija, aktyvi vizijos spinduliavimo energija. Taip, kad būtų buitiškai galima tai pajausti ir suprasti, tai yra ta energija, kuri gali beprotiškai ilgai išlaikyti tam tikrą sutelktą fokusą į vieną tikslą, į viziją, į idėją. Ir tarkime, mes vyruose labai smarkiai dairomės, ar ne, šitos kokybės ir mes ją apibrėžiam kaip tikrai išskirtinai stiprią vyrišką kokybę. Tai va tas gebėjimas susitelkti ir išbūti ilgą laiką sufokusuotoje būsenoje į tam tikrą tikslą, į viziją, į mintį, į idėją. Tai ir dangiškam plane, pavadinkime, subtiliuose lygmenyse šita energija būtent irgi taip apsireiškia. Kitas polius, be kurio iš tikrųjų nevyktų jokia absoliučiai kūryba visoje visatoje, tai yra va ta, ką krikščionybėje ar apskritai religiniam formate galime girdėti kaip šventoji dvasia. Tai yra ta plotmė, ta dieviška moteriška energija, kuri yra besąlyginiam priėmime ir priėmime tos išspinduliuotos vyriškos energijos ir iš jos kūryboje. Tai yra ta moteriška energija, kuri ir priima išspinduliuotą vyrišką idėją, mintį, viziją, tikslą, ją įsileidžia į save ir iš to pradeda kurti absoliučiai bet kokią kūrinyje. Tai jeigu tokiam aukštesniam lygmenį, tai apskritai šitų dviejų polių bendra veikoje, sąjungoje yra sukurta apskritai viskas, visa mūsų visata. Jeigu žiūrėsime mūsų žemiškam plane, tai mes ir matome, kad vyro ir moters sąjunga, vėlgi tuo pačiu principu vykstant ar ne, kaip yra vaikas sukuriamas, kaip ateina į pasaulį gyvybė. Tai tuo pačiu principu, kad vėlgi ir to paties sueities metu, tai yra tai, kad vyras tiesiog duoda savo sėklą moteriai, moters kūnui ir moters kūnas geba šitą sėklą priimti ir iš jos sukurti didelį, apčiuopiamą, vertingą, naują kūrinį. Tai taip viskas apskritai vyksta. Dabar, jeigu žvelgiant truputėlį su tuo, ką aš jau užvedžiau temą tokio šiek tiek sarkazmo, kodėl ta moteris yra taip vis kažkaip nutylima ir liktai jinai kažkur antram plane šalia vyro. Vėlgi, jeigu žiūrint iš religinių aspektų, tai Dievas sukūrė Adomą ir Ievą. Žinot, ar ne, šitą pasaką. Ir sukūrė pradžioje Adomą ir po to iš jo šonkaulio Ievą. Bet iš tikrųjų, jeigu taip dar labiau pastudijuoti, yra vėlgi įvairių šaltinių, kurie negali pasiduoti tik tais tam antram istorijos etapui, kurie sako, kad visų pirma sukūrė Adomą ir Lilitą. Du lygiaverčius partnerius, kurie kiekvienas savyje talpina ir vyrišką, ir moterišką pradą. Vadinasi, tiek ir Adomas turėjo savyje ir kūrėjo, ir tos priimančios moteriškos erdvės, tiek ir Lilita lygiai tą patį turėjo.
du šitos polius savyje ir abu buvo lygiaverčiai kūrėjai, tik besiskirdami savo lytiškumu. Adomas, kadangi buvo labiau vyriškoje poliaus pozicijoje, nors ir turėdamas moteriškas energijos, ir Lilita turėdama ir sąsają su kūrėju ir labai didelę, galingą moterišką kuriamąją galią, jie iš principo, jie buvo nors ir šiek tiek skirtingose poliuose, bet abu turėjo tuos pačius gebėjimus ir galias kurti. Ir dabar kažkurioje kolektyvinės sąmonės vystymosi vietoje, etape, tokia moteris tapo labai nepatogi. Labai nepatogi tam pačiam vyrui, kadangi vyriška galia atrodė, kad jinai gali nuslopti šalia tokios galingos kuriančios moters. Todėl istoriškai vėlgi nebereikalo tam tikrose stipriuose istoriškai kūriniuose apie moterį yra kalbama labai mažai. Ir taip buvo per amžius formuojama nuostata, kad moteris nėra tiek vertinga nei dvasiniai plotmiai, nei ir mūsų kasdienėme gyvenime, kad ji yra labiau būtent kaip ta Ieva, kuri yra iš Adomo šonkaulio. Lyg moteris yra tik tais iš vyro išeinantis papildinys, kuris nuolankiai turi būti šalia Adomo, jį palaikyti ir jo kelionėje, kad jam nebūtų liūdna, nuobodu ir kad jam būtų gera šitam pasaulyje kurti ir mėgautis savo gale. Tačiau, nepaisant to, kad istorija ir visas suformuotas kolektyvinis dangtis, vadinkime, bandė tą moters pilnatviškumą užgesinti, kiekviena moteris savo kūne ir savo genetikoje nešasi tą atmintį, kad jinai nėra vien tik Ieva. Ji pamena ir ji jaučia Lilitos veržimąsi lauk. Ir nepaisant to, ką galbūt suformuotas kolektyvinis sluoksnis norėtų padaryti moteriai, jau ji bunda. Jau ji bunda ir, tarkime, per pastaruosius šimtmečius, tai yra ir 20-ojo amžiaus, ir šio amžiaus jau pradžioje, mes matome, kaip aktyviai moteris pradėjo reikalauti savo lygių teisių, reikalauti pripažinimo, įvertinimo, pamatymo. Nors kol kas tai vyksta itin vyriškais būdais ir einant į konkurenciją su vyrais, vis tik siekis yra truputėlį kitoks. Siekis yra integruoti savo tą pamirštą Lilitą, kuris savyje talpina tiek ir vyrišką, tiek ir moterišką pradą. Vadinasi, moterys, ką mes šiai dienai matome išorinėje aplinkoje, visuomenėje, siekiančios ir savyje bandančios atgaivinti tą vyrišką polių, tą gebėjimą fokusuotis į tikslus, gebėjimą fokusuotis į ilgalaikės perspektyvas, išlaikyti savo viziją, siekti, daryti veiksmą. Ir jos šitai bando prisiminti, bet kartu jos įsiliedamos šitą vyrišką kokybę, jos tikrai ypatingai pradeda žadinti ir savo tą pamirštą didžiąją, jausmingąją, tą žemiškąją pusę, kur moteris tikrai labai vėlgi atsigręžia tada į vidų, į save ir kas ten apskritai bendroji dermėj vyksta, kad ji turi ne tik tą išsikeltą ambiciją, bet jinai turi ir tą jautriąją, priimančiąją, emociškai
gilią ir su didelė geba kurti moterį. Ir šitame etape matome galbūt didelį chaosą, todėl kad moteris jau pradeda grįžti kolektyviai į tą pradinį savęs variantą. Ir to pasekoje moterys grąžina šonkaulį Adomui. Grąžina šonkaulį Adomui, tai reiškia, kad moterys jau sako, kad gana tau būti tik tais tuo autoritetu. Gana tau būti vien tik tai statuse ir savo siekiuose ir pasitenkinimų siekiuose. Tu pasimk savo šonkaulį, kurį kažkada buvai davęs man ir pradėk jausti. Nes su šonkaulio atidavimu tu atidavei dalį, didžiąją dalį to savo moteriško prado. Tad moteris dabar grąžina tai, kas joms buvo kažkada atiduota, grąžina tai vyram ir vyrai didžiąja dalimi santykiuose ypatingai pradeda jausti, kad jie yra priversti ne tik telktis į savo tikslus, tačiau jeigu jie nori santykių, jeigu jie nori kokybiškų santykių, jie turi grįžti į savo gebą jausti ir tą jausmą santykyje integruoti. Ir tik tais tokiu atveju šitas santykis gali būti pilnavertis, kai abu yra pilni, kai abu talpina tiek ir vyrišką, tiek ir moterišką pradą. Dabar vėlgi, jeigu stebint ar ne apskritai, kur visa tai veda, nes atrodytų galbūt šiek tiek baisu šitas didelis chaosas, šita lyčių sumaištis, niekas nieko nebežino, už ką, kaip kas yra atsakingas. Tai pati esmė ir yra tokia, kad dabar vyksta procesas, kad ir viena ir kita pusė yra sugrąžinami į savo prigimtinę komplektaciją ir kad yra laikas, kai mes visą tai bandome patys savyje suvokti, integruoti ir tame naujai pradėti gyventi. Todėl didysis iššūkis yra dabar netgi ne tai, kad išlaikyti kažkokius santykius, todėl erdvėje matot, kad yra tikrai labai daug ir skyrybų, ir vykstančių nesusikalbėjimų, bet pati esmė yra dabar kiekvienam individui naujai save suprasti, naujai save išmokti naviguoti gyvenime, todėl kad mes gauname labai daug papildomų dar mums gyvenime nebuvusių apčiuoptų resursų, kuriuos istoriškai kažkas buvo nugludinę ir prispaudę. Tai todėl yra iššūkis visų pirma dabar susigaudyti, kas vyksta su manim, kaip su vienu individu. Ir nepaisant to, kad to šurmulio yra pakankamai daug, vis tik tai, ką aš matau, kur link mes einame, yra perspektyva pakankamai graži. Kad jeigu žmonės sąmoningai žiūrės į šitą procesą, jeigu kiekvienas gebės integruoti tai, ką jis įgauna papildomai, jie tampa pilnaverčiai savo gyvenimo kūrėjai. Ir tada jau santykis nebėra kuriamas iš tos idėjos, kaip Adomas ir Ieva, ar ne? Ir atrodo, vienam ir kitam kažko vienas be kito trūksta. Tai kad santykis jau nebekuriamas iš tos pozicijos, kad man reikia partnerio, kad man trūksta kito žmogaus šalia. Tačiau jau jeigu viskas yra žmogui viduje su savim pačiu harmoninga, jis yra pilnavertis pats savo gyvenimo dalyvis, jam nieko nebetrūksta, nebereikia, tačiau sąjunga ir partnerystė vyksta iš tos pajautos, kad esant tinkamam partneriui, su juo aš galiu eiti į dar didesnį augimą
skleidimąsi. Lygiai taip pat ir aš, ir kita pusė yra tame. Ir vadinasi, kai mes esam sinergijoje ir mes atitinkame vienas kito kokybės, duotybės, prigimtinius talentus, kuriuos ir šiaip mes jau patys savyje pažįstame ir skleidžiam. Ir šalia partneris yra lygiai tame, ir kai mes abu tokie susitinkame, mes tai galime dauginti, mes tai galime sąmoningai didinti. Ir tuo mėgautis ne tik santykyje kaip davimu ir gavimu, tuo balansu, bet ir dalyba į pasaulį. Dalyba į pasaulį tiek ta pačia sugeneruota energija, tiek ir galbūt poroje, tokioje sąmoningoje poroje, užgimstančiais kūriniais ar apskritai kūryba. Taigi nereikia bijoti, nereikia nuvertinti šito vykstančio proceso, o priešingai reikia pamatyti tai kaip potencialų gražų etapą į kur kas kokybiškesnius ir prasmingesnius santykius. Ir kas dar ko gero labai svarbu yra suprasti, kad nepaisant to, kad suintegravus ir vyriškas ir moteriškas kokybės, tarkim, moteriai savo viduje, jeigu ji gimė moters kūne, tai vadinasi, jos stipresnė kokybė vis dar ir yra partnerystė ta geba atsipalaidavime priimti, gausinti, kurti ir tuo dalintis. Ir taip pat pas vyrą, kad ir kokias kokybės ir savybės būtų integravęs vėlgi dabartiniam etape moteriškas, vien buvimas vyro kūne jį įgalina labiau būti fokuse, ilgesnį laiko tarpą išlaikyti viziją savo viduje ir generuoti tam būtent tą energiją link to tikslo, link to vizijos įgyvendinimo ėjimui. Tai tas generavimas ir vadinkim ir vienų ir kitų savybių savo viduje mums nepaneigia mūsų lytiškumo. Jeigu moters kūnas, tai vadinasi, mes turime tą gebą vis tik labiau gyvenime atsipalaiduoti, priimti, mėgautis ir kurti. O vyras vis tik labiau yra tam tokiam sutelktume. Nepaisant to, vėlgi, kokias savybės viduje jis jungia. Tai todėl ta trauka priešingai lyčiai, jinai niekur nedingsta. Tik tais tiek, kad jau jinai vyksta labiau ne iš trūkumo, bet iš pilnatvės jausmo, kurį norisi su kažkuo dar labiau gausinti ir dauginti. Taip, ir ką aš dar norėjau pasakyti, tai kad atrodytų, kad kai būsime pilni, kad gal net ir nebereikia tos partnerystės, bet kaip ir minėjau, šita lytiškumo trauka jinai vis dar lieka, tik vis tiek, kad mes ją jausime tikrai kur kas su aukštesne vidine kartele, ko mes šalia savęs norime ir kas mums suteiks dar daugiau tos skleidimos ir pilnatvės jausmo. Ir kitas dalykas, netgi jeigu žmonės išsisprendė savo integracinius klausimus vienu ar kitų kokybių, jausdamiesi pilni, jie norės artimų, gražių, glaudžių, nuogų santykių. Ir tai norėsis realizuoti ne tik partnerystėje, bet apskritai tarp žmonių. Tai todėl į klausimą, ar žmonės gyvens po vieną, tai sakyčiau, kad aš to nejaučiu, kad žmonės norėtų būti po vieną. Žmonės priešingai galėdami ir jau norėdami puoselėti glaudžius ryšius, jie norės to mėgautis. Jie norės to mėgautis, todėl žmonės bursis į bendrijas, į komunas,
į kolektyvus, kuriuose apsijungs žmonės su viena bendra vizija, idėja, mintimi, projektais. Tai todėl ta vienatvė netgi ir sąmoningiem žmonėm, kuriem nieko netrūksta, jinai tikrai negresia, o priešingai jinai tampa visai kitokios kokybės ir vertės pagrindu kitokiam santykiui tarp žmonių. Taip, tai šiandien matau, kad įsitekau pakankamai trumpą laiko tarpą, į pusvalanduką išdėstyti tai, ką aš norėjau išdėstyti. Taip kad gal nebijokime to proceso, kuris vyksta dabar, nes jis veda mus į labai labai gražų etapą. Ir santykiai jie bus kur kas gražesni, pilnesni, su daugiau harmonijos ir pilnatvės ir kūrybos, kuris kleisis iš to tokio pilnumo. Tai ačiū visiems, kurie klausėsi. Jeigu kils kažkokių klausimų ar minčių pasiklausę iš tos mano paskaitos, tai galite parašyti arba per mano Facebook puslapį, arba per mano YouTube kanalą, arba galite palikti komentarą, arba galite tiesiog parašyti laišką, matydami mano elektroninį paštą. Tai ačiū visiems, kurie išklausė. Dėkui ir iki sekančių.